Labas. Turėti savo kiemą yra nuostabu, nes tu gali valgyti, ta prasme, obuolius, skinti ir už juos nereikia mokėti. Einam šliužų valgyti, einam. Gali sodinti, eksperimentuoti ir bandyti. Bet kitais metais aš jų čia nesodinsiu. Keli metai ir turit žalią tvorą. Kieme darot, ką norit. Netgi galite ir nuogi vaikščioti, jeigu norit. Mes žiemą turim savo nuosavas 2 kalėdinės eglutės. Uždedam girliandas ir volia, visas kiemas būna tikra kalėdinė pasaka. Turint kieme įvairių medžių, galima pasikabinti hamaką. Čia yra alyvinė obelis, o čia yra akacija. Šiais metais pavyko turėti slyvų, nes beveik viską tiesiai skynėm nuo medžio, nieks beveik nenukrito. Čia yra žeminė obelis, žiemą jos valgom, kepam pyragus, žodžiu, ir skanaujam. Čia turim galybę aviečių, kurios atrodo nesibaigia. Ta prasme, gali valgyti ir kuo daugiau skini, tuo daugiau jų yra. Tai jeigu turi žemės lopinėlį, bet dar nieko neaugini, o gal nori auginti, tai suskup, nes jau greitai bus sodinukų mugė, aš sodinu, kurioje galėsi įsigyti visko, ko tavo širdelė geidžia. Įvairiausių vaismedžių, vaiskrūmių, visokiausių dekoratyvinių augalų, gėlių ir panašiai. Ir jau kitais metais galėsi džiaugti savo derliumi ar žiedais. Mugė vyks net 9 miestuose, tad tikrai nepraleisk progos įsigyti to svajonių augalo, krūmo ar medžio. Tai susimatom.